Ar galėtumėte atsakyti, kokios sporto šakos rungtynes šiuo metu girdite? Tai golbolas arba kitaip aklųjų riedulys. 1946 metais šis žaidimas buvo sukurtas kaip reabilitacinė priemonė regėjimo netekusiems karo veteranams. Šiais laikais tai svarbi parolimpinių žaidynių dalis. Pabandykime pakalbinti tuos, kurie nekartą buvo apdovanoti sidabro bei aukso medaliais – Lietuvos golbolo rinktinę. Apie žaidimo taisyklės pasakojo golbolo rinktinės treneris Klaidas Sineika. Golbolas žaidžiamas 3-3 aikštelėje, tikslas su kamuoliu įmušti įvartį, o priešingai tikslas apginti vartus. 10 taškų įvarčių yra nutraukiamos rungtynės. Vienas pagrindinių žaidimo atributų – golbolo kamuolys. Kamuolys yra specialus, jisai sveria 250 kg, kamuolio viduje yra specialūs barškučiai ir metimo metu jisai skamba. Aikštelė nepasiklysti padeda orientuoti tam specialios linijos, kurios yra truputėlį iškilusios ir pirštų pagalba jie užčiuopia, kurioje vietoje randasi. Pasakoja treneris Klaidas Sineika. Visi žaidėjai dėvi ne tik apsaugas, bet ir specialius nepermatomus akinius. Jie skirti tam, kad aklieji ir silpnaregiai sportininkai turėtų vienodas galimybės aikštelėje. Šiame žaidime svarbu vaidmenį vaidina garsas ir klausa. Būtent dėl šios priežasties, priešingai nei kitose sporto šakose, rungtynių metu iš sirgalių reikalaujama tylos. Rungtynių metu turi būti mirtina tyla. O jeigu triukšmas yra? Tai sustabdoma, teisėjai tam turi tam tikras komandas, kur yra sustabdomos rungtynės ir yra paprašoma dar kartelį tylos. Jeigu tas žiūrovas kelia triukšmą, jis tiesiog būna išprašytas iš salės. Štai tokių spragsėjimų pagalba golbolo žaidėjai komandos draugams praneša apie savo buvimo vietą aikštelėje. Be geros klausos aklajam ir silpnaregiui sportininkui svarbios ir kitos savybės. Yra svarbiausias irgi fizinės savybės, kaip greitis, ištvermė, jėga, techniniai elementai, kaip tu sugebi viską padaryti techniškai gerai, kaip tu jauti aikštelę. Įsivaizduokit, jūs žaidžiate tamsoje, jūs nieko nemato. Pas bet kurį žmogų tamsoje, nesvarbu ir pasakla tas pats yra, koordinacija sutrinka. Atrodo, mes darom, užsimerkiu ir man išeis, bet kai tu tai darai nuolatos tamsoje, tiesiog pasiklysti. Pasakojo golbolo treneris Karolis Savickis. Mintimis apie golbolui reikalingas savybės dalyjasi žaidėjas Saulius. Pirmiausia, geros reakcijos reikia, o taip tai darbas ir dar kartą darbas. Kantrybė, darbas, tada gal pasieksime ką nors. Per ilgus metus treniruočių išsiugdai tą orientaciją, tą reakciją, tuos metimus. Tuo tarpu vartininkas Artūras pabrėžia, jog nieko rungtynių metu nematančiam žaidėjui itin svarbus bendravimas su kitais komandos nariais. Čia ilgas darbas, kontaktavimas aikštelėje. Realiai mes nematom, tiesiog girdim ir mes nuo pat pirmų dienų salėje atidirbinėjom. Tiesiog būna specialios tokios kaip treniruotės, kad šnekam. Treneris akcentuoja, kad daugiau šnekėti, daugiau bendrauti, kad tiesiog nesusimušti, nedaryti klaidų tokių ar vienokių dėl kamuolio pasavimo. Reikia irgi šnekėti. Tiesiog bendravimas, pastovus bendravimas salėje kaip ir normaliuose žaidimuose. Jaunas vyras taip pat pabrėžia, kad norint pasiekti pergalių, neretai tenka paaukoti ir asmeninį gyvenimą. Daug ką esu išbandęs, ir skautas, ir dziudo, ir lengvoji, bet labiausiai patiko golbolas. Ateini pavargęs, pavyzdžiui, po kažkokios tai kreivos dienos ir tu turi surasti jėgų dar ir dirbti salėje dar maksimaliai, kad būtum patenkintas savo rezultatais vėliau. Daugiau mažiau galbūt nukenčia kažkokie savireikalai, bet jeigu jau sieki kažkokio tikslo, turi aukoti kažką. Beveik visi kalbinti golbolo rinktinės nariai kaip vieną iš svarbiausių dalykų žaidime įvardino gerą trenerį. Tad koksgi turėtų būti geras golbolo treneris? Reiklumas tai yra svarbiausiai, kantrybė, nes dirbant su skirtingais žmonėm, skirtingų kolektyvų, ypač komandai, jeigu treneris labai greitai norės rezultato gauti, irgi bus blogai. Ta prasme, rasti tą aukso viduriuką, kiek iš ko išsireikalauti, nes vieną gali spustelt
kito gal kaip tik reikia nespausti. Man, kaip treneriui, svarbiausia išsireikalauti, kad būtent būtų atlikta taip, o ne kitaip. Nes aš turiu tikėti, kad aš ką darau gerai. Stengtis, kad ir jie tai padarytų gerai. Ir kada ateis tas momentas, kad jie tai įgyvendintų. Kalba Karolis Savickis. Treneris pabrėžia, jog neįgaliųjų sporto atstovai darbu niekuo nenusileidžia sveikiesiems sportininkams. Dauguma žmonių į neįgaliųjų sportą žiūri taip skeptiškai, kad tai kaip ir nerimta. Aš kada atėjau, aš irgi tokį požiūrį turėjau, bet kuo daugiau čia dirbu, kuo daugiau važiuoju, ypač į parolimpinės žaidynės, tuo daugiau supranti, kad čia nieko nesiskiria. Viskas yra taip pat, tik tai yra tie, kad sportininkai turi kažkokių tai negalių. Bet kaip sakoma, mes visi kažkokio sutrikimo ar negalių ar trūkumų turim, tik tai tie, kad neįgalaus žmogaus kažkokie akivaizdus yra, kas krenta į akis. Irgi yra taip pat noras laimėti, siekimybė atstovauti savo šaliai. Tas pats ir čia yra, tas pats irgi suvokimas, kad jeigu nedirbsi, neturėsi. Dirbam daug, jeigu įgaunas taip, kad po 10 treniruočių kartais būna per savaitę, tai reiškia, kad mes po 2 kartus į dieną treniruojamės kai kada. Tai jau yra profesionalo krūviai. Treneris teigia, kad regėjimo negalią turintys sportininkai dažnai nėra vertinami taip pat kaip sveikieji. Profesionalus sportininkas gauna kitokią sumą arba kitaip traktuojamas. Mūsų laimėjimai gal toj pačioj valstybėje irgi traktuojami, taip nelygiavertiškai su sveikaisiais. Negali sakyti, kad mes esam nuskriausti, bet negali sakyti, kad mes esam lygybės ženklas tarp sveikųjų sportininkų. Gal tas labiausiai ir žeidžia, kad mes esam savo paties valstybėje biški traktuojami kitaip negu kad kiti. Nors siekiam ir atstovaujam taip pat. Lygiai taip pat gal ir dirbam kai kada, gal irgi už kai kuriuos sportininkus daugiau. Vis dėlto golbolo treneris Klaidas Sineika teigia, kad nepaisant visų sunkumų, svarbiausia motyvacija. Manau, kad svarbiausia turėti noro ir motyvacijos, o visa kita gaunama dideliu darbu, treniruotėse, tai bus motyvacija, tai ir būsiu geras žaidėjas.